Apie vestuves yra prirašyta daugybė faktų ir teiginių, nuo švelniausių ir įkvepiančių žodžių iki šmaikščių bei ironiškų posakių. Tačiau vienaip ar kitaip jie atspindi ilgametį ir besikeičiančią vestuvių istoriją, paliečiant tiesioginę santuokos prasmę, ilgamečių žmonių ryšius ir sutuoktinių teisės bei atsakomybės. Šie dalykai labai keitėsi priklausomai nuo laikmečio, kultūrinės terpės ir socialinės padėties. Taigi leiskime į trumpą kelionę per santuokos evoliuciją. Poravimasis ir vaikų auginimas – tai natūraliai susiformavę žmonijos santykių etapas. Apytikriai prieš 10 000 metų, susikūrus agrokultūrinėmis bendruomenėms, santuoka tapo svarbi, norint užtikrinti teisės į žemę ar kitą nuosavybę. Gimstantis vaikai turėdavo paveldėjimo teisės į tėvų valdomą nuosavybę, esant bet kokioms aplinkybėms. Kai bendruomenės tapo didesnės ir labiau organizuotos, santuoka tapo svarbi ne tik tarp šeimų bei pavienių asmenų, bet ir buvo pripažįstama kaip oficiali institucija, tiesa reglamentuojama religijos atstovų bei civilinių valdžios organų. Kad tai buvo tapę visuotinai nustatytomis normomis jau 2000 metų prieš Kristų, liudija buvusioje Mesopotamijoje atrasti išlikę senieji raštai, kuriuose rašoma apie santuokos taisyklės, įskaitant bausmes neištikimoms žmonoms bei vaikų statusą, jeigu jie gimdavo vergais. Daug senųjų civilizacijų taikė skirtingus santuokos modelius. Ir net dabar tik mažiau nei ketvirtis iš kelių šimtų buvusių papročių yra pripažinti netinkamais ar išvis uždrausti. Bet jei kas ir nebūdavo draudžiama, tai dar nereiškia, kad tai buvo galima. Mesopotamijoje, Izraelyje ar Egipte net ir pačių didžiausių regionų ar šalių valdovai ne visuomet turėdavo keletą ar keliolika žmonų, dažniausiai po vieną ar dvi. Tai pamažu buvo linkstama link monogamijos. Kitose šalise buvo atvirkščiai. Viena moteris galėjo turėti keletą vyrų, kaip antai Himalajų gentyse, kuriuose visi šeimos broliai vesdavo vieną moterį, kadangi šeimos valdydavo didžiulius žemės plotus, tarp kurių nebūdavo jokio susisiekimo. Taigi taip norėta išlaikyti visą šeimą drauge. Santuokos skirdavosi ne tik pagal sutuoktinių kiekį, bet ir pagal lytį. Istorijos eigoje atsiradusios tos pačios lyties santuokos skirtingose civilizacijose galėjo skirtingai vadintis ir turėti skirtingus įstatymus. Pavyzdžiui, Mesopotamijos maldose buvo randama tekstų su tokių porų palaiminimais. Tuo tarpu Amerikos čiabuvių gentyse būdavo individų, palaikiusių santykius su abiejų lyčių atstovais. Pirmieji oficialiai santuokomis pavadinti reiškiniai atsirado senovės Romoje, kur imperatoriai Neronas ir Alegabolis vedė tos pačios lyties asmenis viešoje ceremonijoje. Tokia praktika buvo uždrausta 342 metais, tačiau panašios tradicijos išgyveno iki krikščionybės eros. Ortodoksų bažnyčiose vykdavo 2 vyrų santykius įteisinančios bažnytinės ceremonijos, o mažoje Ispanijos bažnytėlėje 1061 metais buvo įregistruota oficiali 2 vyrų sąjunga. Santuoka net nebūtinai turėdavo būti tarp gyvųjų. Senovės Kinijoje, norint pratęsti giminę ir nuraminti besiblaškančias vėles, būdavo atliekamos sielų vedybos, kai vienas iš sutuoktinių būdavo miręs. Kai kurios Sudano gentys iki šiol yra išlaikiusios tokią praktiką. Nepaisant visų šių skirtumų, istorijos eigoje visos santuokos turėjo vieną bendrą bruožą. Dėl rimtų pretenzijų nuosavybės teisės ir giminės pratęsimą, santuoka buvo laikoma per daug svarbia, kad būtų paremta tik jaunatviška meilė. Ypač aukštesnėje visuomenės klasėje, kur dažnai sutuoktinių suporodavo šeimos nariai ar valdantieji didikai. Bet netgi paprastiems žmonėms, turėjusiems kad ir nedidelę pasirinkimo laisvę, pagrindinis santuokos principas buvo praktiškumas. Modernus požiūris į santuoką, kaip meilės ir partnerystės išraiška, atsirado tik pastaraisiais šimtmečiais. Didėjant urbanizacijai ir viduriniosios klasės iškilimui, daugiau žmonių tapo nepriklausomi nuo didelės giminės ir galėjo patys išlaikyti savo namus. Padrasinti naujų idėjų, žmonės pradėjo orientuotis į asmeninę laimę, o ne pareigas, turtus ar statusą visuomenėje, o tai padarė įtaką tokiems pasikeitimams kaip skyrybų proceso supaprastinimas ar santuokos vyresniame amžiuje. Taigi, kalbant apie santuokos vaidmenį dabartinėme pasaulyje, galima daryti išvadą, kad būtent visuomenė kurdavo santuokos modelį ir kol visuomenės vertybės ir tikslai keisis, tol keisis ir santuokos samprata.